savo veiksmų balsuoti už pokytį. Nes savo veiksmų mes iki to balsavome rinkdami, kolekcionuodami, gaudami galbūt kažkokį wow efektą. Gali ateit, gali neteit, čia nėra vertinimas ir nėra blogai, bet kažkam tai, pavadinkim taip, vienu metu ateina tas momentas, kad aš noriu balsuoti savo veikla. Taip, ir žiūrėjimas yra veikla kažkuria prasme, bet jinai yra pasyvi veikla, čia skirtumas didelis. Aš prieš tai balsavau pasyvumu, tai yra kaip koncerto dalyvis. Taip, aš tiesiog atėjau koncertą, mano baigėsi aktyvumas ir aš mėgaujuosi kitų veikla, aš mėgaujuosi, vat viskas. Žingsnis, kad aš noriu pradėti balsuoti savo aktyvumu, tai yra tas kelias į sekantį etapą. Tai vadinasi, kad kažkas tai ten praaugo. Primenu, mes balsuojame savo veiksmu. Labai lengva nusiristi, kadangi tik mes pradėjome balsuoti savo veiksmu ir primenu, nuo ko pradėjau, kad tai yra pokytis, ne, ir mūsų vidinė kažkuri dalis nori grįžti, kur nėra pokyčio, tai mums labai lengva nusiristi, tipo, kam tai įtampa, ne? Nes tai bus kažkokia įtampėlė vidinė, kad nesireikės kažką daryti, jūs pradedat balsuoti savo veiksmų, vadinasi, kažkas nesikaus, taip, jūs pradedat groti instrumentu, įsivaizduokit. Tik ką klausėtės, kaip kiti groja. Dabar mes gamą mokysimės, ne? Kokią gamą aš noriu ten groti simfonijas. Gamą, tiesiog paprasta gama, dar tik viena ranka, pirštais ir tu supranti, kad jie taupinasi. Tai va čia yra tas pavojus, kad mes galim išsigąsti šito etapo, todėl kad tai yra atgalinis ryšys. Ta prasme, mes pradedam daryti ir mums ne viskas gaunasi. Ir pamirštam, kad tai yra normalu.